Šį rudenį vienas automobilis nuskriejo nuo kelio pylimo ir vertėsi. Mašiną vairavo nėščia moteris. Kartu važiavo jos 3,5 metukų vaikas. Mažylis nenukentėjo visai, nes jis sėdėjo prisegtas specialioje kėdutėje. Moteris taip pat nenukentėjo, nes buvo prisisegusi saugos diržu. Saugos diržas turi būti segamas segant jį per petį ir per juosmenį arba taip, kaip numatė transporto priemonės gamintojas. Taip pat reiktų atkreipti, kur yra vaiko galva. Galva turėtų atsiremti į atlošą ar į esamą pagalvėlę. Ar tu prisegi vaiką specialioje kėdutėje? Taisyklingai diržus turėtų sektis ir suaugusieji. Diržai turi juosti dubinį ir petį, o ne pilvą ir kaklą. Turi būti gerai įtempti. Ypač svarbu, kad diržais būtų prisisegę ir gale sėdintys keleiviai. Neprisegtas keleivis nuo smūgio gali iškristi pro priekinį langą ir žūti. Statistika rodo, kad susidūrimo atveju apvirtusiame automobilyje diržų prisisegusio vairuotojo tikimybė išgyventi padidėja 5 kartus. Ar prisisegi saugos diržais?